svečių perkeltuvių dalį. Ačiū visiems atvykusiems iš Vilniaus gatvės 22 į Kalvarijų gatvę 2 naujasias žinijos patalpas. Čia vykdysime toliau savo švietėjišką veiklą ir džiaugsimės vieni kitais. Dar norėjau paklausti, galbūt kažkas iš čia susirinkusių dar norėtų pasisakyti, pasveikinti žiniją, ar šiaip kažką pastebėti. Tai kviečiu tuos tarstelti kokį žodį. Neplanavau, bet mano ryšiai su žinija irgi labai dideli. 11 metų dirbau žinijoje, kartu vasarą organizuodavau kursus, Pepės mokyklėlę, kuravau ekonomistų klubą, bet susirgus profesoriui Prinskienį tas klubas nublėso, nebesirado norinčių vadovauti jam labai. Tai buvo patys gražiausi mano gyvenimo metai darbo, nes labai patiko man tas darbas ir su vaikais, ir visas organizacinis darbas, ir tiesiog tikrai, net kaip šiandien Tatjana Šarot ir aš, man kažkaip norėjusi. Bet labai džiaugiuosi, kad vis dėlto buvo rasta šiokia tokia išeitis. Tikėkime, kad ateis laikas, kai gal vėl turės didesnės patalpas. Žodžiu, esu labai džiaugiuosi, kad visi daug matytų veidų, kurie lankydavosi ir anksčiau, ir dabar. Nu ir ką, linkiu savo buvusiam bendradarbiam ir visiems kitiems sėkmės. Nedrąsiau, paskui bus vyno. Čia neįprastai, iš pradžių pasisakom, paskui duodam. Nieks daugiau neišdrįs pasisakyti, pasveikinti žinios. Galima, žinoma. Pasveikinkime Alvydą Jagelevičių. Gerbiami Vilniaus šviesuoliai, inteligentai, skaitytojai, rašytojai, filosofai, eseistai, jūsų meilė tėvynei, meilė Vilniui, meilė žinijai, neabejotina. Visą tai užrašyta jūsų ir veiduose, ir akyse. Aš čia gal per jaunas kai kam, gal kai kam per senas, bet norėjau, kad šitą ugnelė toliau degtų ir kad naujosios Romuvos, sakykime, Krivis Andrius Konickis, į jūsų Kriviai žinijos, gerbiamoji, ir žinijos draugijos Kriviai, kad uždegtų šiandien vėl kažkokią ugnelę. Gal tada bus kitų progų uždegti, kad ta ugnelė rusentų, kad ir tyliai, bet svarbiausia, kad ta ugnelė jau daug metų ruseno ir po karo antrojo jinai ruseno, dėl to neišblėso Lietuvos patriotizmas, Lietuvos kultūrinė ir istorinė atmintis. Todėl mes esame ir šičia ir tęsim, nors gaila daug dalykų prarastų, visgi būkim kartu, džiaukimės. Aš sveikinu čia susibūrusius, telydėjus visus abipusę meilę, pagarbą mūsų tėvynei, džiaugsmas mūsų buvimu kartu. Lenkiuosi. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nebus, be vyno, štai ir be vyno turime pasisakantį, prašau. Priešingybių vienybė, jeigu ten pradėjom, tai čia turim baigti. Taip nebūtų gyvenimo be priešingybių vienybės. Ten išėjom liūdnai, a čia tenka šypsotis. Džiugu, nes erdvės patalpos sutvarkytos, arba kaip Rusijai kalba, сделанный евроремонт. Bet sako, евроремонт в Европе это обыденное дело, а для нас это событие. Nieko nepadarysi, taip jau būna. Tai gal tos patalpos, taip sakykime, išmėtytos, gabaliukas čia, gabaliukas ten ir taip toliau, bet tų patalpų nemažai. Jeigu ten pavaikščiai, Tatjana parodys, tai matysim daug ką. Ir jaukiai galima bus susiglausti. Tai jeigu gaublys
jeigu nutarsim Gaubliečiui, kad čia dirbsim, kad čia veiksim, o po savaitės jau reikia susirinkti posėdį ir kokį tai temą gvildent, o dar nežinom, kokią temą nenustatėm, nes dėl patalpų kalbojam tarp dangaus ir žemės. Tai ką nutarsim, tai ir darysim, pagalvokim trupučiu. Nu, o dėl viso kito, man šita vieta yra artima tuo, kad va čia už šitų patalpų stovi tokia arka ir ten parašyta 1904 metai. Tai šitose patalpose arba įėjus į tą arką ir antrą aukštą į pastatą užėjus, ten tėvukas nuo 13 metų iki 15 metų, mano tėvukas, nuo 13 metų iki 15 buvo atiduotas į terminą. Tada taip vadinasi. Terminas, tai reiškia amato mokymasis. Išmoko batsiuvystės amato, bet sakė, mokė terminą. Visus įrankius, kaip reikia kalt, kaip reikia daryti, jeigu išsispirčiau, batus padaryčiau, sukalčiau. Visus tos medinius, senovinius įrankius turiu iki šiol. Reikia patalpų surasti ir padaryti gražų muziejų. Patrauklus būtų, iš tikrųjų, to, ko mes dabar nesuprantam, neįsivaizduojam. Kodėl mūsų lietuviai pakabina tai ratą kokį, tai kažko tai, nes mes esam šiuo atveju unikalūs. Unikalūs ta prasme, kad gyvenam mieste, nusibosta mieste, į kaimą, ten patvarkėm, padarėm, kažką tai išauginam, nusibostų visą laiką būt kaime, tada iššokstam į miestą. Čia pagyvenam, po kiek laiką vėl. Ir va, suradau vieną labai reikalingą pagal mane paslaptį. Jeigu mes keičiam vieną vietą, miestą į kaimą, kaimą į miestą, mes tampam mobilus, mūsų organizmas moka greičiau adaptuotis, prisitaikyti. Todėl, jeigu būna sunkumai, mes mokam greičiau prisitaikyti. To unikalūs lietuviai. Todėl žiūrėkit, ten nors vos neverkiau, čia aš džiaugiuosi. Nieko nuostabaus. Nu, o jeigu kalbėt apie kitus dalykus, tai vis dėlto negaliu praeiti ir nepasakyti mūsų vadoviai porą žodžių, reikalingų žodžių Tatjanai. Kada su Šireika išėjo nuo inžinieriai, ten nesklandumai, kada jis norėjo, būdamas liberalas, norėdamas sunaikinti tą žiniją ir taip toliau, ten įkūrė, davė, organizavo, vėl nežino, kokį ten velniavą padarė, tai tada taryba susirinko žinijos draugijos, atleido Šireiką ir tada svarstėm, ką galima būtų iš pirmininkų siūlyti. Siūlė ir mane irgi, nes, žinojo vienas, su ko sutinku, kad esu barbė devindarbė, todėl nesugebėsiu, nepadarysiu. Bet tada aš ir pasakiau Tatjaną, jeigu ne Tatjana, tai kas geriau sugebės organizuoti ir vadovauti. Neapsirikau ir labai džiugu. Tai perfrazuojant, o jo labiau, kad čia patalpos ne Tatjanos nuosavybė, nuomoja, sugeba išlaikyti, sugeba suktis dabartiniu laiku, ne taip tai lengva. Pagalvokim, kad tas reiškia, kokias čia patalpas ir kiek reikia mokėti už nuomą. Bet sugeba. Ir ačiū Dievui. Tai perfrazuojant Žvagulio dainą, galiu pasakyti, kažkoks tai velnis Tatjanoj yra, kad moka taip gražiai tvarkytis. O kokią laimę su ją kas patyrė, gali tik tai vyras pasakyti. Ačiū, Tatjana. Ir galvoju, kad mes vyras. Na va, štai ir dainų žodžiai prasidėjo. Dar yra norinčių pasisakyti. Prašom. Tai dabar jau naujose patalpose irgi prisidedu prie Leopoldo žodžių. Ir turbūt visų vardų tikrai noriu padėkoti pirmininkiai Tatjanai už jos tikrai neskaičiuojamas darbo valandas, už jos energiją, už jos gebėjimą mus visus sutelkti ir bendram reikalui pirmiausia uždegti, motyvuoti, nenuleisti rankų ir turbūt padėdami jai, jeigu taip galima būtų pasakyti, mes padėjom savo taip pat visi. Todėl, kad mes galim čia susirinkti, galėjo visai mus turbūt sunaikinti, kaip, išgaudyt, kaip tą sakydavo, skaldyk ir valdyk, ne? O iš tikrųjų mes labiau susitelkę, mes labiau pajutom tą bendrystės, tą bendrumo jausmą. Ir aš manau, kad tikrai džiaugiamės, kad mes moterų klubas čia galėsim rinktis.
ir manau gaubliečiai rinksis, ir pozityvistai, ir toliau vyks veikla, ir gal ekonomistai, kaip ten su ekonomistais, romuviečiai. Ir žodžiu, visi, kurie tikrai suinteresuoti, kad mūsų ta Lietuva šviestusi ir šviestų. Nes tik tai žmogus šviečiantis iš vidaus, jis gali šviesti ir kitus. Ir toj spindulių arba žinių šviesoj apsišviečia ir šildosi kiti. Ir matėm, kad ateina jaunimas. Žiūrėkit, kaip paskaitas gausiai lankė jauni žmonės. Gal ne visų, sakykime, galiu pasakyti, kitų klubų, kiekvienam susirinkime buvau, bet tai, kas liečia ir mūsų šviesos moterų klubą, tai ypatingai buvo gausiai paskutiniai pavasario susitikimai, salė buvo taip, kad sėdėjo žmonės ant palangių ir ant grindų. Tai aš manau, kad tas susidomėjimas jisai auga. Ateina jauni žmonės, mes juos taip pat pritraukim, neatstumkim, tai reiškia, džiaugiamės, kad mes rodom pavyzdį, kaip kokie mes turim būti vieningi, nes vienybė yra jėga. Vienybė yra jėga. Va. Ir kažkam gal reikalingi tamsus žmonės, taip turbūt, paprašiau juos valdyti. O būkim tai šviesuoliais, jūs ir esat čia tokie. Tai dar kartą tikrai linkiu visiems sėkmės, linkiu ir gražaus šios dienos vakaro, bendrų darbų ir dar kartą tikrai labai ačiū ir Rasai, Tatjanai, Vandutei, nematau, Vandutei, žodžiu, visam kolektyvui. Ir mums visiems ačiū, kad mes tikim, kad Lietuva gali eiti į priekį, kad Lietuvai reikia šviesių žmonių, išsilavinusių žmonių, tegul neformalaus galbūt švietimo, taip, nes tą linkme ir dirbama. Ir tai, kad žinija būtent ne tik šviečia, ne tik organizuoja įvairius, sakykime, ir seminarus, ir mokymus, ir pamokėlės, ir daugybė kitų, moko kalbų, kas šiai dienai labai svarbu, moko floristikos, moko kitų, sakykime, ir moterims aktų dalykų, ir vyram. Tai aš manau, kad mes atliekam tikrai visi labai didelę misiją turbūt šitoje žemėje. Pirmiausia, mes todėl ir esam reikalingi Lietuvai, jūs reikalingi Lietuvai. Tai aš manau, kad jūs šitą žinią taip pat pasidalinsit. Tikrai yra socialiniai tinklai. Išnaudokim tai, nes tai yra labai svarbu. Ir Facebooką, kas dirba per Twitterio platformą, kas per kitas, Instagram ar kitur, dėkim nuotraukytės, dėkim informaciją, kad matytų, kad mes esam, nes tai yra taip pat labai svarbu, kad mes einam į priekį. Ir tikrai noriu palinkėti visiems gražaus savaitgalio. Su meile ir šviesa. Ačiū. Štai, dar vienas žodis. Prašau. Dabar tikiuosi nesusigraudinsiu ant tiek, nes šitos sienos šildo. Šitame pastate aš šiaip darbuojuosi nuo 10 metų. Kitose žinių gausos erdvėse mes dirbame 6 metus ir jaučiuosi čia kaip namie. Su manimi jau čia gerai. Dabar norėčiau pakalbėti apie mūsų ateitį. Vėl, kai čia visi kalbėjome, tai mūsų ateitis priklauso nuo mūsų ir nuo jūsų. Mes dėsime visas pastangas, nelietuviškai, bet iš tikrųjų stengsimės, dirbsime. Ir matydami jūsų atsaką, mums dar daugiau motoriukas užsives ir mes tikrai dar daugiau darysime. Veikla nenublės, veikla bus. Ir mes tikrai pateisinsime jūsų dabartinį pasitikėjimą. Man tikrai labai smagu matyti šitoje mažytėje salėje jūs visus čia susiglaudusius ir susirinkusius, nes šiluma, taip, pastatą mes pakeitėm, bet šiluma atėjo čia kartu su jumis. Ir ta šiluma, kaip jūs sakėt, mes tą židinį, kur esame, mes pastoviai jums priminsime apie tą židinį ir prašysime atnešti žagarėlį. Sutiksit atnešti? Prasikalbėti. Ačiū visiems su mumis buvusiais ir būsimais, ir kurie bus su mumis dabar. Dėkoju Gaubliui, Lydija,
Jau Leopoldui, tai aš bijau kalbėti, aš nematau, kur jisai pranyko. Pranyko. Tai ačiū už jūsų ilgametę bendrystę su mumis draugystę. Andriui, irgi kuris pabėgęs nebetilpo, ačiū už palaikymą, už šviesą, už grožį. Dėkoju, kad yra kartu. Elona, ačiū jums. Ačiū, kad atėjot pas mus. Atėjot. Nežinau kada, kaip mes čia su jumis susisiejom, bet tai buvo taip smagu ir taip gera. Iš tikrųjų, moterų klubas yra tas bendrystės klubas, kuriame įgyjam žinių, pasidalinam patirtim ir šiaip gerai praleidžiam laiką. Dėkoju Lilijanai už jūsų entuziazmą, už jūsų šviesą, už jūsų uždegimą, kurio aš tikrai pavydžiu, nes aš neturiu tiek energijos. Ir aš jūs pasižiūrėjus, man tampa gėda, kad aš esu lėta. Tai jūs man esate toks pavyzdys gyvenime, kad iš tikrųjų labai dėkui. Dėkui visiems. Ačiū. Ir laukiam šitose namuose, matot, namai. Lėlės, virtuvė. Namai. Laukiame jūsų arbatus, kavos, šiaip pabuvimų. Nežinomai mūsų gražius renginius. Tai va. No. Rasa, diriguoja gėdavimo šampai. Gal kas dar nori pasakyti, ką nors? Aš iš vietos. Aš turiu ką pasakyti. Aš iš vietos. Prie stalo. Palaukit, Lidija dar nori pakalbėti. Jūs pakalbėjote. Aš iš vietos neįsiu toli, todėl, kad esu žinijui esu nuo 97 Kolegos, metų. paklausykim Lidijos. Nuo 97 metų. O į Gaublio klubą atėjau šiek tiek vėliau. Ir esu Gaublio klube, kaip aš save vadinu, juodadarbė, bet ne idėjinis žmogus. O ten reikia idėjinio žmogus, normalaus pagalbininko Leopoldui. Leopoldas tikrai daug pastangų deda, o aš tik tai jam turavoju, iš tikrųjų. Bet aš esu labai dėkinga visiems Gaublio klubo žmonėms, nes jie tikrai visada, jeigu į juos kreipiesi, jie atsiliepia. Ir jie tikrai yra tokie šviesų žmonės. Ir aš labai noriu, kad Gaublio į klubą ateitų daugiau jaunų žmonių, kurie tikrai galbūt išjudintų tą tokį klimatą politinį, kurio aš labai nemėgstu atvirai kalbant. O dabar, nu, ką padarysi, nu, nemėgstu ir viskas. O dabar aš norėčiau tik tai tiek pasakyti, kad prisimenu truputį tokį netikrumą iš liberalų. Tai buvo 2010 metai, tada liberalų sąjūdis tik pradėjo eiti į tą politinę areną. Mes, Gaublio klubo žmonės, kartu su žinija, jiems padėjom, talkininkavom ir už tai gavom padėkas. Jūs įsivaizduojat, su paties Auštrevičiaus parašu. Ir dabar, kada šitaip yra elgiamasi su žinija, man labai skaudėjo širdį. Ir aš viską išsakiau, žinoma, Facebook'e. Bet aš nežinau, ar ten kažkas paskaitė iš tų liberalų. Tai aš tik noriu tiek pasakyti, kad mes privalom gyvuoti. Ir aš visiems šiandien, ir vakar žmonėms savo gaubliečiams sakiau, palaikykim žiniją, lankykimės čia, palaikykim Tatjaną, nes jinai labai daug pastangų dėjo. Ir jai nepaprastai didelis ačiū. Tuo labiau Leopoldas irgi labai daug pastangų dėjo, kad žinijos pastatas ten išliktų. Bet kas iš to? Tos pastangos, žinokit, nerado atgarsio. Aš visiems jums labai dėkinga Gaublio klubo žmonėms ir tie, kurie ateina į žiniją. Ir mes tikrai lankysimės ir dalyvausim tuose renginiuose. Aš pažadu. Ačiū. Na, o kiti pažadai bus prie vyno taurės, gerai? Įsidrasinus. Palauk, mes ir nebaigėm. O dabar suteiksime dainingą žodį Lilijanai Ablėnaitei ir jos ansamblėliui.
Jau prie vyno tikrai nedainuosim, jeigu... Taip, tikrai nedainuosim prie vyno. Valentinas, Irena, Lilijana. Kitus kol kas nėra, sąjunga daugiau netiltų. Padainuosim jums 3 dainas, prašom iššarvuoti kantrybę, kadangi čia už visą metą. O, jau kad dar mums padėsit, labai ačiū. Vytautą pradėsiu nuo Vytautos, ne? Vytautui didžiam dainas, skirta bus, antra bus Birutė kunigaikštienė, o trečia bus Milinai. Ai, rožės tai tiek svarbu, kad tik rožės prie stalo bus galima dainuoti. Turim dar iš Suvalkijos lygumų, jeigu kas norėsit prie stalo, jo ten tokios dainos prie stalo. O čia dvasiai. Žmogus iš labai toli atvažiavo, specialiai mūsų vakarai. Gitaros suproprietavo. Kad tik tai pasveikas. Vienas tik Alvydas, tas dėlės. Šitą gyvena. O, sūnus. Kas vėliavą tavo laikys, kas ainius tavus ves į šlovę, kelk ir mus pamatyk. Kas ainius tavus ves į šlovę, kelk ir mus pamatyk. Prie bokšto pulkai jau nestovi, sumenko dvasia ir garbė. Parduodam ir dangų ir brolį, kelk tie žemės sudrebės. Parduodam ir dangų ir brolį, kelk tie žemės sudrebės. Tai to, tai to, tai to. Vytautai ąžuole girių, tik drebulis esam aplink. Nuo vėjų palinkę apmirę, kelk ir ąžuolus sodink. Nuo vėjų palinkę apmirę, kelk ir ąžuolus sodink. Kur Žalgirio pergalių garsas, lyg varpas skambės amžinai. Tau baltąjį žirgą atvesim, kelk ir jokį čionai. Tau baltąjį žirgą atvesim, kelk ir jokį čionai. Kelk ir jokį čionai. Kelk ir jokį čionai. Gerai. Nu, nedėra savo. Gerai. Nors truputėlį. Matyt, per kelią truputėlį. Truputėlis ir yra. Nuperė. Šitą dainą apie Birutę aš išmokau studentaudamas tais gūdžiais tarybiniais laikais, nes jie sovietinės, labai tokią dainuodavom. Ir aš pasakysiu, kad šita daina nėra iš tikrųjų daina, yra odė, giesmė, jinai baladė tiesiog yra. Ir aš, jeigu leisite, suimprovizuosiu, tiesiog negaliu, tiesiog norėčiau paskaityti Marcinkevičiaus eilės į tą temą, sakykime. Gali, labai prašau.
Kaip neprašė? Apie Birutį? Apie širdis. Ne. Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu. Aš tai niekur neisiu. Vakaras toksai, kad ir kur dėtis. Ir toksai net nepriaiškimas pilnumas ir lengvumas. Mėlynas kaip dūmas ir toli labai toli girdėtis. Vakaras toksai, kad ir kur dėtis. Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu. Aš tai niekur neisiu. Aš prašau, tik nesumindžiakit širdies. Laikiau aš savo širdį uždarytą ir saugojau nuo melo netikros tiesos. Šiandien išleisiu širdį pasivaikščioti. Atsargiai, nesutrypkit jos. Ji vaikšto tylutėliais žingsniais ir tiki supratimo, šilumos. Tik nebadykit jos, nepatikliais žvilgsniais. Tik nesumylykit jos. Jei rankomis užgausit ją netyčia, ar žodžiais žeidžiančios šnekos, užsidarys jį vėl ir nebevaikščios šičia. Daugiau nebematysit jos. Šiandien, kai saulė ryškiai raudonavo ir sodai skendėjo žiedos, išleidau pasivaikščiot širdį savo. Atsargiai, neužminkit jos. Bangos krantą gintarinį daužo nuolatos. Tai Birutės čia gimtinė, tai kraštelis jos. O šiaurės giesmę seną dieną ir nakčia, ugnį amžiną kūrena vaidilutė šią. O šiaurės giesmę seną dieną ir nakčia, ugnį amžiną kūrena vaidilutė šią. Rago balsas virkdo gyrę, žvengia juodi bėgiai. Pušys stebisi nusivirę čia kieno piršliai. Tai narsus Kęstutis joja per plačias girias, aplankyti sudūmojo gintaro marias. Tai narsus Kęstutis joja per plačias girias, aplankyti sudūmojo gintaro marias. Ir surado gintarėlį, kas prilygtų jį, ir sutiko Birutėlę neramų širdį. Gelsvos kasos giedrios akys žydros kaip lynai, o į krantą Vilnius plakas neramiai. Gelsvos kasos giedrios akys žydros kaip lynai, o į krantą Vilnius plakas neramiai. Ten šventykloje perkūno kryvis neramus, lyg baisi nelaimė griūtų į dievų namus. Kunigaikštijo mergelės pasirink kitos, kas mums amžiną ugnelę saugos nuolatos. Kunigaikštijo mergelės pasirink kitos, kas mums amžiną ugnelę kurstys nuolatos. Bet Kęstutis gintarėlį spaudžia prie širdies. Niekas šito gintarėlio kitas nepalies. Amžinai bus girių žalios Lietuvos šaly, amžinai žėrės ugnelė mylinčioj širdį. Amžinai bus girių žalios Lietuvos šaly, amžinai žėrės ugnelė mylinčioj širdį. Thank you.
pora žodžių. Dar nelaikas, broleliai, žirgus balnuot. Dar nelaikas sesutei kardą paduot. Dar nelaikas motuliai raudas raudot. Dar nelaikas. Dar tik laikas lietuvišką žemę akėt. Dar tik laikas lietuvišką žodį pasėt. Dar tik laikas dvasią aukštyn pakilėt. Jau laikas. Milžinas, nu pasiruošk, neužmiršk. Mes nesiruošime rebetam šis dalykas. Aš planai nepritariu. Padėk reikės. Bet aš padėsiu. Visi padėkit, kas mokėsit. Pasakyk, ar jau žinai, kur gyvena milžinai. Lietuva šalis maža, bet paliks amžina. Lietuva šalis maža, bet paliks amžina. Geležinis vilkas kauks, karžygius į kovą šauks. Iš milžinių kapių aukštai kils barzdočiai milžinai. Iš milžinių kapių aukštai kils barzdočiai milžinai. O kryžiuočių daug pulkų tik saujelė lietuvių. Nugalėję tuos pulkus, jie sugrįžo į kapus. Nugalėję tuos pulkus, jie sugrįžo į kapus. Samanoti tie kapai, bet tėvynė vėl blogai. Kaukė vilkas vėl kalnuos, ilga milžinai kapuos. Kaukė vilkas vėl kalnuos, ilga milžinai kapuos. Pasakyk, ar jau žinai, kur gyvena milžinai. Lietuva šalis maža, bet paliks amžinai. Lietuva šalis maža, bet paliks amžinai. Ačiū. Dėkojom visiems už gražius žodžius, dainas. Kviečiame atsigaivinti vyno taurę arbata, paskanauti mūsų proginio torto ir pratęsti žodžius gražius eilėmis, dainomis ir visai kitaip. Kviečiame jūs į šalia klubą.